trečioji personalinė paroda. Šiandien čia kultūros namuose Menas ir kava. Pati Greta, kaip tu jautiesi prieš parodą? Labai prastai? Taip, dėl to, kad mes prastai ir ateina daug žmonių. Nes taip keista. Jūs ateina žiūrėti mano darbas, o man gėda dėl jų. Nes aš Nu, bet čia yra gal sveikintinas toks bruožas visą laiką, kai kuklinasi žmogus, tai kaip tik padrasinti gal plojimais. Ne, Apie savo parodą, ką tu, tokia šaržo šitą parodą, ką tu nuėjai atskleisti, kodėl būtent paišai tokiu stiliumi ir kodėl tokius? tas keisčiausia, kad pavadinimą sugalvojau, nežinodama, ką jis reiškia, tiesiog galvoje suskamba žodžiai bus realybė. Ir po to bandžiau kažką sugalvoti, nes aš jau tą pavadinimą paskelbiau, kaip prasmės jame nėra. Kažkaip reikia surišti su darbais. Tai pradėjau galvoti, kad mano darbuose labai daug yra sovietizmo, kuris yra užsilikęs mūsų gyvenimuose labai reiškiai mūsų visokie turgaus halės, moteris su cheminiais plaukais, oranžiniais, violetiniais, tokiam spalvom. Ir aš supratau, kad tai yra buvusi realybė, kuri lig šiol egzistuoja ir tas mūsų kultas ignoruoti seną žmogų ir vaidinti, kad jo nėra ir kad mes visi 30 dingsta ir mūsų daugiau nebus, mane priversti žmonės galvoti, kad mes pasensime ir kad mes turėtumėm integruoti seną žmogų visuomenį, nes mums visiems tai tikrai grėsia. Mes tikrai pasensime. Tai žmonės to dažnai nesupranta ir jie man sako, kodėl taip šleikščiai pieši senus žmonės. Tai aš norėčiau pamatyti seną gražų žmogų, nes aš to nežinau. Tai tu labai kritiškai žiūri į visą aplinką ir Žiūriu supranti pasaulį. realistiškai, tiesą sakant. Realistiškai. Manau, kad tai tiesiog realizmas. O kas tave įkvėpė gal kurti, iš kur semiesi to įkvėpimo, idėjų? Iš ties stengiuosi daugiau pati iš galvos kažką ištraukti, negu iš kažko semtis. Noriu išlavinti savo vaizduotę tiek, kad galėčiau pavaizduoti, įsivaizduoti bet ką ir jokio pagalbą, bet žinoma, kai nueini į kokį turgų, arba turgaus halę, arba, pavyzdžiui, kaip vieną dieną su mano gerbiamąja draugė mes ėjom medžioti šunį ir krūmuose buvo benamė moteris, kuris skutosi savo barzdą su skustuvu ir jo šuo pradėjo. Tai žodžiu, tokios kurioziškos situacijos tave įkvėpė, ne? O kokią tu techniką naudoji čia šitose darbuose? Iš ties, kadangi aš ant kompiuterio dirbti praktiškai absoliučiai nemoku ir viskas, ką aš moku, tai yra Paintas ir truputį Photoshopo, tai aš bandau išlavinti savo įgūdžius, kurie man, kaip žinia, nesiseka lavinti. Aš piešiu rankomis, būna spalvinu kompiuterio ir Photoshopo pagalba, bet šiaip dažniausiai kuriuo akvarelę arba guašu. O tik su akvarelė ir guašu, ar tu ir kitas technikas gal naudoji, ar netgi gal kitokių stiliaus darbus, kuri ne tik tais turbūt tokio miniatiūras? Aš kai mokiausi mano gimnazijoje, tai daugiau kūriau darbus, kurie buvo kur kas rimtesni, labai suspausti ir labai koncentruoti kažką filosofiško, labai gilaus. Man visą gyvenimą atrodo gan juokinga vaizduoti labai filosofiškus ir protingus, nes mes nesam tokie didžioji dalis. Ir kai aš tik baigiau mokyklą, aš pajaučiau didžiulę laisvę, tai yra mano šuolis į tai, ką aš noriu daryti iš to, ką mane vertė. Tai nesakau, kad tie blogai, ką mane vertė. Tiesiog tokia sistema. Tai tu linksti labiau į tą tokį komišką gyvenimo parodymą, realų komišką gyvenimo parodymą, ką mes ir pamatysime nusileidę pačioj salę. Ir taip pat Greta mums šiandien prižadėjo mini workshopą, kur tu galėsit papiešti. Galėsit papiešti ir netgi pakabinti savo nupieštus darbus šalia Gretos darbų ir mes pažiūrėsim, kas geriau piešia šiandien. Ir Greta mums atskleisdama savo idėją, kaip jinai įsivaizduoja tokius žmonės senus, ne kritiškai, taip realistiškai, mes irgi Gerai, tada dabar aš noriu visus pakviesti į workshopą, kuris nėra workshopas, nes man workshopas asocijuoja su kitais dalykais. Tiesiog mano parodos tikslas yra pažiūrėti į liūdnas situacijas linksmai, į gedinčią moterį, kuri turi parašą netgi Jėzaus ir pilną mirusių savo pažįstamųjų portretų. Pažiūrėti tai linksmiau, kai savo bėdas pažiūrėti įdomiau, jeigu mes neįstojom universitetą, galime iš to pasijuokti. Jeigu mirė mūsų katė kaip nors, galime iš to pasijuokti, nors neįsivaizduoju, aš turbūt labai liūdėčiau. Bet kviečiu visus, kurie nori papiešti, pamėginti vienas kitam pasidalinti, arba nupiešti kažkokią liūdną istoriją linksmiau kaip komiksą, arba parašyti ir kitam duoti, pažiūrėti, kaip kitas žmogus gali interpretuoti tavo nelaimę didžiausiai kažką smagaus.
kad išmoktumėm žiūrėti gyvenimą paprasčiau ir mažiau rūpintis dėl dalykų, kurie už metų atrodo tokie juokingi, kad net gėda prisiminti. Tai dažniausiai būna bent jau man. Taigi, jeigu kam įdomu, galite ateiti čia papiešti ir čia priklijuoti savo. Tai va, padarėme savo piešinį Gretai. Mėginom pavaizduoti kareivį. Min, kaip žadėjo, gal mums ir nelabai gavos, bet tikimės, kad Greta padės. Norim pakabinti ją. Mes Gretai irgi padarysim savo piešinio prezentaciją. Čia jau mes jį pakabinam. Čia yra irgi 2 žmonių piešinys. Tai mano ir... Senas? Taip. Ir čia mes nupiešėm pasenusį modelį. Tokį kaulėtą visą. Ir kaip atrodo pasenęs modelis. Jis dar išlaikęs tą savo formą, bet tą kaulą jau tokia susitraukia, kaip mumija beveik priklijuota. Tai štai tau Greta mes dovanojame šitą piešinį. Dabar pagalvosiu apie tai, kad galima piešti ir senus žmonės, nes lig šiol visi pas mane buvo gana aptukę ir apkiautėję. Ir dabar galės galvoti apie modelio karjerą. Papildysi galeriją, va. Siužetas naujai temai. Taip, iš tikrųjų, ačiū Jums. O Gretos paroda vyks 3 savaitės, todėl visi čia atėję galės naudoti šitą stalą būtent piešimui ir kabinimui savo darbų. Tai visus noriu pakviesti piešti ir kabinti savo darbus. Ir dar noriu pabrėžti, kad viskas yra anonimiška ir tai yra nuostabu, nes Jūsų bjaurios mintis niekada niekad neišaiškėja. Aš girdėjau signalą, tai man jau reikia šnekėti. Gerai, aš norėčiau pakomentuoti, nes man lieka pakomentuoti šitą darbą. Man tikrai lieka. Šis darbas yra vienas iš pirmųjų, šitos serijos, ant kur piešiau ant didelio formato. Kitaip nei kitose darbuose pasirinkau didesnį formatą, nes norėjau labai detaliai išpiešti seno žmogaus pagrindinį kaip simbolį, tai yra sekcija. Sekcija seno žmogaus gyvenime užima kokį 90% mano nuomonę, nes ten telpa ir mirusių vyrų, pusbrolių, pusseserių, anytų nuotraukos, taipogi telpa gydančios žolės, Biblijos, belekiek daug visokių margintų statisėlių, jėrų šesto vandens buteliukas perpiltas iš kažkokio tai limonado. Žinoma, kapinių žvakės, kurios reikia pasilikti, nes prireiks kitiem metam. Ir visada prireikia, negi pirks naujas. Taipogi daug gydančių žolių ir kruopos, kurias kažkodėl žmonės labai įdomu būtų žinot, kad laiko trilitriniuose stiklainiuose. Taip jau yra. Ir žinoma, Maksimos maišas taipogi nesiejamas seno žmogaus atributas. Ir gėlės, jopliai, kurie tiesiog dejasi aplink visus namus ir sukuria džiunglių atmosferą. Be abejo, taipogi dar yra ir vaistai, be kurių turbūt seno žmogaus neišvysime. Amen muzika, radijo, savaradija, sodo ponia. Visokie tai priminimai, kaip geriau pasėti ropę, kad jų užaugtų, kasdėti, kuo trešti. Ir įvairūs kiti dalykai, kuriuos aš bandžiau sudėti sukuriant priešpriešą su senu žmogumi, kuris savo yra kaip šventas, bet gan seksualus, net verta krūtinė, su tatuiruote ir gan įdomum prisavimu Ukraina, tam, kad sukurti tokį kaip paralelę tarp to, kad visada senas žmogus taipogi, kaip mes visi nori būti mylimas, geidžiamas ir visai kitaip. Ir ta religija pasišreikšta taip, kaip šiais laikais yra išreiškiama pas jauną žmogų, kokia tai mėgstama grupė ar kažkoks tai poreikis, taip čia religija taipogi išreikšta tatuiruotė. Žmogus nori išlikti jaunas. Taip, visada ir mylimas ir gražus. Aš jau turbūt turiu čia įdarbą. Kaip nori? Na, tad čia yra paprastos kasdienės realijos. Pradėsime nuo pačios, nes ten didesnis darbas. Taigi čia yra, kaip aš jaučiuosi, kai ateinu bandelinę. Aš ateinu į bandelinę ir visi man tiesia ranką. Jie kažko iš manęs nori. Ir buvo didesnė serija tų darbų, kur žmonės ištiesia ranką, bet aš jos nepagrinau, nes nespėjau. Taigi čia yra darbai, žinote, keisčiausia tai, kad daug žmonių manęs klausia, čia vyras ar moteris, ir aš atsakau, aš nežinau, nes žmonės dirbantis turguose dažnai tampa rožiniai ir lyties jie nebeturi. Tiesiog prisidegė ausis nuo šalčio, užsidegė kepures ir tiesiog jie pardavinėja. Čia yra serijos vaizdelis, kaip seni žmonės valgo visą, jaučiasi taip, lyg jie būtų kažkokioj tai restorane didžiausio apšiausio lygio, nes jie labai retai būna apsilanko tokioje šeimoje. O štai čia yra kaip senukai kuičiasi kalnų kaimo dalykas, kaip kokius vaiksandai jaučiasi ir ieško kažko pigaus. Ten iš tikrųjų gan geras maistas.